Atvažiavome į Ferrarą. Valio. Nu va, užeikime. Va, pasitinka virtuvė ir kanukas. Labą dieną su vištiena. Sėdit svetainėje, sofa, paveikslai, telikas. Labą dieną. Taip, čia virtuvė tokia. Tada einam pažiūrėti į kitą kambarį. Čia vienas miegamasis. Ir kitoj pusėj kitas miegamasis. Gerai, dvi didelės lovos. Labą dieną, kanukai. Ir čia tualetas. Toks turi naujų dalykų būtas, bet ir senų. Pavyzdžiui, užuolaidos ten atsidaro labai sunkiai. Oho. Va, dar balkoniukas į kaimynų kiemelius. Va, tėtukas neša daiktus į 3. aukštą. Mes čia esam centre, net reikėjo leidimą gauti, kad galėtume čia įvažiuoti ir mašiną pastatyti. O labai lėvos šitos užuolaidos, čia va taip tempi už virvelės ir uždarai čia, užkabini už kabliuko. Labas, pažiūrėk, kanukai, čia kokia senovinė. Kokia spintelė, bet ten indai sudėti. Toks butas yra daug naujo, bet su senoviniais elementais. Ką ten pamatei? Bažnyčias, tai tam. Tai, bokštelis matosi. Teisingai. Pažiūrėk, kokia bažnyčia. O kaip sakai, pažiūrėk. Pažiūrėk. Žiūrėk, sako. Šokėjėliai. Morkytės graužia ir šoka. Sunešėm daiktus, tiksliau Jogoras sunešė daiktus, einam iškart į miestą. Labą dieną, kanukai. Dieną su vistiena. Einam kokių 10 minučių jau dar vis ieškom, kur čia nueisim. Labą dieną su vistiena. Labą dieną. Labas, tėtukai. 21 laipsnis? Šilta. Bet ne tiek nusilenčiau, nes nuo saulės nereikia. Ferrarui gyvena 130 000 žmonių ir 30 000 iš jų, tai irgi beveik kas 5, kaip ir Bolonijoje, yra studentas, nes čia yra vienas seniausių universitetų Italijoje, pastatytas 1391 metais Ferraros universitetas. Andulis visus iš kelio išveda. Atėjom pavalgyti, nes dar nepietavom, jau beveik ir vakarienė. Va, vyksta dirbtinio kvėpavimo mokymai.
truputį užkandom, einam dar ieškoti valgyti kitoj vietoj. Ir ką jau spėjom pastebėti, kad čia yra labai daug dviračių, tai Ferrara yra vadinama dviračių sostinė, o kitas dalykas tai, kad viskas rausvai, rusvų, rudų atspalvių, raudonas plytos, renesansinis visa atmosfera. Kiek daug matom visokių persirengėlių, ar jie jau čia iš anksto Helovyną švenčia, dar kaip ir 12 dienų iki jo. Dabar yra šeštadienis, tai be galo daug žmonių, čia vos praeinam ir dar kažkas vyksta, išsiaiškinsim vėliau, kad nežinau, čia tikrai gal ne Helovynui taip iš anksto, nes tikrai labai daug kas prisidažė, persirengė, kaip per Helovyną. Tas arkos Bolonija primena fainai. Kokias mažesnis, bet labiau balzano. Va čia dar užeisim į vidų. Va, tik 3.1 bus Horrorland Helovyno festivalis, tai dar ankstoka. Gerai, Andučiui duok sausainuką. Po sausainiuką. Ir prostata. Ir smoothie. Čia yra apelsinas, ananasas, goji ir ciberžolė. Ir obuolys. Ir obuolys. Tai išsiaiškinau, kad čia visgi žmonės jau Helovynui ruošiasi ir jiems yra normalu prieš savaitę, 2 persirenginėti ir va taip švęsti. Na ir dar neužteko, dar picos. Labas. Labas. Labas, aš krabas. Va, jie turėjo ir farinatą. Čia yra pagaminta tik tais iš avinžirnių ir vandens. Avinžirnius prieš dieną pamerkė ir jie truputį parūksta parą ar 2 ir tada juos sumaišo su druska, galbūt kitais prieskoniais, vandeniu ir deda į krosnį, tokį blyną padaro ir iškepa. Tai va taip darosi farinatą, tai realiai čia tik avinžirniai ir visai nesijaučia avinžirnių kartumo. Jaučiasi, atrodo, kad valgai tokį kaip omletą kažkokį ar su bulvėm netgi truputį. Labas, aš valgau picą. Labai jaučiasi, kad nuo 1971 metų, tai va į tokį popierių, kaip kokią šitą laikraštį suvynioja, tai labai smagiai. Kanukui patiko. Labai matosi, kad jie ilgai ruošiasi šitai šventei. Įdomu, kad dauguma tų persijungusių žmonių yra šiaip vyresnio amžiaus, skaičiu, plus 50. Ievai tai panašu į Adamso šeiminėlę, man tai labiau kažkas iš Hario Poterio ir panašiai, taip juodai apsirengę, bet su visokiais ten kaukiam ir visokių kitokių yra. Bet matosi, kad tikrai ruošiasi daug ir kokybiškai padarė tas visas kaukės ir eina labai įsijautę ir dar visa ta aplinka. Čia tokio viso miesto, tokio senoviška labai tinka šitai šventei, nors ir kažkiek keista. Va, čia matosi Švento Jurgio katedra, kuri stovi pačioje Ferraros širdyje, centre prie pagrindinės aikštės. Katedra pradėta statyti dar 12 amžiuje, tai jinai turi gotikinio ir romaninio stiliaus mišinį. Einam pažiūrėsime vidų, kaip atrodo.
Katedra įspūdinga, labai erdvi, pilna aukso ir freskų. Labai gražiai atrodo. Va ir mugė vyksta, einam pažiūrėti, ką vietiniai amatininkai sukūrė. Šiandieną įspūdžių užtenka, pasiliksiu rytoj dar ką filmuoti, šiaip labai daug žmonių, truputį išvargino, keliaujam dabar namo ir rytoj pratęsiu pasakojimus. Labas rytas, mes vėl esame mieste, jau atėjome iki pat centriuko, eisim toj apžiūrėti pagrindinę pilį, kurią specialiai pasilikom šiandienai. Žmonių vėl tiek padaug, vėl daug kas persirengė, apsirengė įvairiai. Smagu, čia toks išskirtinis vaibas. Va, koks paradas su senoviniais dviračiais ir visi apsirengė retro. Va, šiandien ir pamačiau stendą, kas čia vyksta, kas čia per šventę. Tai va, 2 dienas Drakula šitai moteriai kažkoks pagerbimas ar kažkas. Atėjome prie Castello Estense, tai yra Ferraro simbolis, pačioje miesto širdyje esanti tvirtovė su vandens grioviu ir aplinkui tiltukai visokie. Labai fainai, kad vidury centro tokia didelė raudonų plytų pilis su vandeniu, labai išskirtinai atrodo, niekur dar tokios nematėm Italijai. Jinai buvo pastatyta 14 amžiuje ir iš pradžių, kaip ir visos tvirtovės, jinai buvo skirta gynybai, bet po to tapo įspūdingais ir didingais valdovų rūmais. O dabar čia yra muziejus, į kurį užeisim, gal kai vaikučiai bus truputį didesnė. Įdomu, kad šita pilis buvo pastatyta dėl sukilimo, kai gyventojai buvo nepatenkinti valdovo Nikolo II Este mokesčiais. Jie buvo per dideli ir jie sukilo ir hercogas išsigandęs pasistatė gynybai savo apsaugai šitą pilį. Tai jinai ne iš kažkokios didybės ar pinigų galybės, o realiai dėl saugumo pasistatė savo. Tai iš pradžių buvo dėl hercogo saugumo, po to jau dėl miesto saugumo, o dabar galiausiai jau yra tiesiog muziejus. Čia turbūt pirmas toks itališkas miestas, kur yra išskirtinės užuolaidos, kurios yra kabinamos išorėje pastato, išorėje lango, tai netgi ant pagrindinės pilies, kur dabar matome jos yra ir pas mus jos namie yra. Tai turbūt gal pusėje visų būtų matome tokias, kad jos nėra praktiškos, labai keistos, nepatogios, bet už tai tradicija išlaikoma ir smagu. Pilyje yra autentiški kalėjimo rūsiai, kuriuose laikydavo įvairius kalinius ir politinius, ir nepolitinius, ir net kilmingus. Ir tai yra viena vaiduokliškiausių vietų Ferraroje. Labai norėsiu, kai jau paūgtels vaikai ir su gidais viskais praeiti, kad daugiau istorijos, bet kol kas mūsų gidė yra Ieva, tai jums irgi papasakos, kas čia ir kaip. Įdomu, kad tos užuolaidos tai labai netvarkingai daug kur atrodo, va kaip čia, susisukusios, sudėvėtos ir vis tiek jų nepakeičia. Kažkoks toks jausmas dėl tų užuolaidų, kai kažkas yra seno, tau svarbaus, bet jau belenkai blogai atrodo, netinkama, bet tu vis tiek laikai, nes, vat, seneliai turėjo, proseneliai turėjo, tai ir aš turėsiu, bet bent jau sutvarkyk tada jas, bet ne kažkaip atrodo, bet vis tiek smagu, tradicijos yra tradicijos.
Vaikščiojom visur, jau ir pietus atėjo, tai keliaujam papietauti kur nors. Kūčios. Prisiminsime, kai buvome baryje. Paskutinį kartą ten valgėm. Albero Bello valgėm Jo. kūčius. Einam dar ledų išbandyti, Ferrarui dar nevalgėm. Vaniliniai gal? Gal kavos yra taip. Ar kavos? Eiktų savo. Geruliai? Kavos gerai. Palagau. Belenkas. Vau. Kaip jums, vaikučiai? Čia belenkas. Delissimo. Gerai. Delissimo. Mandarino. Mandarinas, taip. Mango atrodo, kad mango valgai. O tau undutis skanu? Ne? Neskanu, bet valgai? Nu va kaip. Beje, kiek kuonių. Žalia kiek skonių. Kokie jums labiausiai patiko? Man tai kavos ledai. O tau anduti? Šokoladiniai. Man irgi. Ir pistaciniai, ir šokoladiniai, ir melyniniai. O tau kokie labiausiai patiko? Kavos. Čia. Lab- Kavos labai gerai. Labai Čia gerai. labiau panašu į tiramisų, na, netgi vos ne. Aha. Negu kavos grinai. Vieni skanesnių, kokius valgiam. 4,8 vertinimas. Retai tiek buvo. Google. Google. Iš 5. Jo. Einame link parko, čia taip tuščia viskas atrodo, nėra žmonių. Vaikai truputį pasidūks, šiandien visą dieną lauke esam. Tai ieškom pramogų. Kamputai pastatytas, kad jam užtenka. Tai. Tik kaip paukštukas kažkoks. Patiko tau šitas bliudelis. Oho. Atsisės gamta. Čia perkam tradicinį Ferraros desertą, vadinasi Pampepato. Jis yra padarytas iš šokolado, migdolų, lazdyno riešutų, cinamono, muskato, gvazdikėlių ir pipirų. Ir jį anksčiau ruošdavo vienuolės, kepdavo svarbiems svečiams ir hercogams per Kalėdas. Ir jį darydavo specialiai tokios formos lyg vyskupo skrybėlė ar kažkoks kupolas, kad parodytų pagarbą valdovams ir bažnyčiai. O pats žodis Pampepato reiškia pagardintas pipirais. Va, nusipirkom ir savo, rodau prakastą, kaip atrodo. Dai, man. Ir man dar. Ir dažiai dar. Ir mamai dar. Meduolis kaip braunis, bet su riešutais. Šiaip toks geras. Geriau negu tikėjausi ir nėra, kad labai kažką panašus stipriai. Pažiūrėk.
Matosi truputį riešutukų, džiovintų vaisių. Labai prie kavos tinkantis. Šiandien yra pirmadienis, Jegoras pabaigė darbą, išėjome į lauką. Truputį kaip ir vėsiau yra, nors nešalta vis tiek 20, bet kažkaip tas rudiniškas 20, tai ne vasariškas 20, norisi kažko apsirengti labiau. Vėl prieiname pro pilį. Labas, aš tuoju čia. Žiūri į fontaną. Patinka? Taip. Ferraroje naktį vaikštant senamiestį tarp senų sienų, pastatų, bastionų, jų plyšiuose gyvena pelėdos. Tai Ferraro simbolis yra pelėdos, galima pamatyti ir šiaip kažkur tiesiog padėta pelėda kaip simbolį, arba va, magnetuką nusipirkom irgi su pelėda. Labas, ponelė, aš gandulas. Čia mama toks napas. Pažiūrėk. Kokia baisi gatvelė. Vienas įdomesnių Ferraros bruožų yra tai, kad jos gatvės yra neįtikėtinai tiesios. Nes dauguma Italijos gatvių yra vingiuotos, siauros, o čia yra lyg suplanuotos su liniuotė, kaip tinklelis, kaip šachmatų lenta. Ir tai neatsitiktinumas, kad čia tokios gatvės 15 amžiuje buvo įgyvendintas planas, kaip padaryti miestą modernų, ir buvo sugalvotos tokios tiesios, plačios gatvės su aikštėmis, rūmais, kurios išlaiko simetriją ir aišku planą. Todėl Ferrara yra vienas pirmųjų miestų Europoje suplanuotų pagal renesansinį urbanistinį planą. Taip pat visas Ferraro senamiestis yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldą ir UNESCO jį pavadino pirmuoju moderniu Europos miestu. Kaip tuščia, kai nėra žmonių. Einam truputį pasmaližiauti kruasanų. Ir dabar einam dar smūčio. Paėmiau sulčių, čia visokių spaustų, šviežiai spaustų, tai panaudoju žodį kanučia, nes kanučia yra šiaudelė, įsivaizduoja kanučia. Trumpa itališka pamokėlė. Va, kanukas geria su kanučia. Prisiminsit gal šitą žodį? Andutė, tu moliūgėlis ar čia moliūgėlis? Teatro pastatas, kaip gražiai su visokiamis miesto nuotraukomis. Na va, išvažiuojam iš Ferraros. Dar paėmėm jų tradicinės Ferraros formos šitą bandelę. Net magnetukai tokie subūna su šitą formą.
Okay. Na va, grįžome namo ir kas liko neparodyta, tai kad 4 dienas buvome dar Trieste prieš grįžtant. Bet jau buvom ten gal 5 kartą, tai jau nieko nebefilmavau. Tada jau važiavome į Austriją ir vieną dieną buvome Grace. Atsargiai. Tada dar vieną dieną buvome Vienoje. Labas, čia yra toks kambariukas. Koridorius. Toks koridorius. Ir Koridorius. Ir čia yra daug garsų. Ir mes čia bėgiojame. Taip. Ata. Tada jau važiavome į Čekiją, Ostravą dar kitą dieną. Andutė, kur tu? Andutė, pamojuok, Andutė. Ir dar kitą dieną važiavome į Lenkiją, Varšuvą. Ir iš Varšuvos į Lietuvą. Ir viskas, jau grįžome. Tai va, iki kitų susitikimų, turbūt iki rudenio.